Sport-in. Sportas su tavimi. Lukai, gal nuo tavęs pradėjai, nuotaika šiandien geresnė turėtų būti šiek tiek turbūt. Kas jau taip? Ačiū. Po vakar dienos norėjęs pasitaisyti. Vakar nepavyko žaisti geriausiai žaidimą. Šiandien dar didesnis noras, nors jaudulys aišku prieš tai buvo, bet pavyko. Kas nors Lukai klausimų? O iš kur semies tų jėgų, nes turbūt šiandien buvo dvigubai sunkiau nei vakar žengti kortą, ypač po... Kas padėjo? Ne, nebuvo. Gal kaip tik lengviau kažkaip buvo, kad apsipratau prie žiūrovų. Pačioj, kaip sakau, jaudulys buvo, bet fizinio, kad nuovardė, tai nebuvo. Biškiai jautėsi kovojas, bet šiaip viskas nebuvo. Lukai, per savaitę daug išmokai iš Remigijaus, iš Ričardo, ką nors pamokė, papasakė? Patirtis, aišku, labai didelis. Su Ričardu treniruotis, su Remigijum, labai smagu, kiekvieną dieną galima. Pasisėjam, aišku, kiekvieną dieną noriu kuo daugiau. Remigijau, tai jūsų po visko komentaras apie tai, kas čia buvo šią savaitę visą. Ne, gal apie tą mačą pradžiai. Ričardas, kai baigė žaisti, kaip ir anksčiau sakiau, kad nepradėjau pergalę. Jeigu neatėjęs iš karto uždavau klausimą Lukui, nori žaisti ar nenori? Tai Lukas padvėjojęs 35 sekundės sakė, noriu. Tada Dovidai atsiprašiau, sakau, ne, šiandien tau netek žaisti ir leidom Luką žaisti. Labai džiaugiuosi, kad pademonstravo tikrai savo gerą žaidimą. Nemačiau aš jokio jaudulio nuo pirmo kamuolio, tai labai džiaugiausi jo žaidimu. Bet aišku, reikia labai daug dirbti, reikia labai daug tobulėti. Vyrų tenisas yra, kaip sakiau, visiškai skirtingas nuo jaunių. Ir tas perėjimo laikotarpis iš jaunių į vyrų, jisai yra šitiems jauniems žmonėms pats skausmingiausias. Tai Lukui norisi palinkėti ir jo treneriui tėčiui, kad nenukabintų, kaip jūs čia sakot, ar nenukabintų nosio ar ko. Ir tiesiog užsispyrę, kasdien daug ir dar kartą labai daug dirbtų. Ir manau, jie turi geras perspektyvas ir gerą. Dabar apie šią savaitę, jeigu kalbėti, tai norėčiau iš tikrųjų padėkoti visiems vyrukams, nes komanda tikrai buvo labai vieninga, darni ir labai draugiška. Gal mes, nežinau, su Ričardu, tiek to nesakysiu, bet tikrai dirbo visi atsidavę, gal Ričardas šiek tiek mažiau, nes jautėsi nekaip, tai nesinorėjo per daug treniruotis. O visi kiti tikrai dirbo. Kasparas pateko į komandą labai pelnytai ir tikiuosi, kad ateity irgi kaip geras žaidėjas. Dovydas universitete labai geram universitete studijuoja. Treneris mano labai geras pažįstamas, tai mes apie jį žinių gausim tikrai daug, kuris dirba ir stinginiauja. Nors žinau, kad taip nebus. Žinau, kad dirbs Dovydas ir linkėjant sėkmės. Taip pat norėčiau padėkoti labai organizatoriams, Ramūnui Grūšui, kuris tikrai įdėjo labai didelės pastangas, kad įvyktų šitas turnyras šičia ir labai sėkmingai. Šito pastato vadams ir savininkams tikrai labai didelis ačiū, nes arena paruošta buvo 10 balų turbūt iš 11. Ne, 11 balų iš 10. Tai labai buvo smagu čia žaisti. Toliau rėmėjams, mūsų komandos pagrindiniam rėmėjam Baltikui, taip pat visiems vaikučiams, kurie kamuolius rinko ir šiandien klausė klausimą, ką reiškia tie vaikai, jie iš tikrųjų buvo nepriekaištingai paruošti ir atliko savo darbą teisėjams taipogi visiems, nes klaidų buvo nedaug, tai žodžiu, visiems ir ką tikimės ateityje pasimatyti. Be abejo, jums dėkojam už šitokį nušvietimą gausų ir labai gerą, tai dėkui. Kas nors paklaust? Gal trenerį apie Portugalijos komandą galėtumėt
pasakyti? Aš nežinau, kas ten žaidė. Sausus, Sausus. Ai, tu Sausus žaidė, Mačado ir dar kažkoks žaidžius. Tai negaliu nieko pasakyti, aš apie juos, nes labai senai. Ai, Žalą Sauzą matėme Australijoje. Ai, jis tarp planuočiai sužiūrėjom prieš tai. Tai, nežinau, tikriausiai dar pas juos pasijungs Eliasas. Labai geras žaidėjas, dar yra Gil. Tai, aišku, stipri komanda ir mes turėtume, jeigu žaisti, tai turėtume stipriausios sudėtis. Laimėt, aišku, įmanoma prieš tokias komandas, bet jau reikia labai stipriai ruoštis šitam dalykui. Be abejo, pas juos bus, turbūt, pas juos mes turėtume žaisti, tai ten, ko gero, gruntinių konfliktų. Tai va, o šiaip nėra stebuklų. Bet gruntas jų privalumas jiems. Jų didesnis privalumas gruntas, taip. Remigijau, objektyviai vertinant, planuojat vykti į Portugaliją ir ar verta tenai vykti, na, žinant, kad įsimuš... Provokuojat iš anksto. Ne, šiaip įdomu labai. Ar yra planuose, ar galvojat, kad gal svarbiau... Mes dabar spręsim rytoj, ką mes Visus planus, mes antradienį sėdam su Ričardu visus aptart savo planus ir mes nuspręsim. Tiesiog dabar pasakyti, va taip konkrečiai negaliu. Tikrai, va dabar sėdžiu, aš nežinau, ar jūs tik trečiadienį, ar po savaitės, ar po 2 ir kur dar neaišku. Ne, trečiadienį turbūt skrisime. Nu, bet nieks neaišku. Nors prieš 2 dienas buvo planuota trečiadienį skrisime. Ir Rotterdamo, tai dabar tikriausiai ten neskrisime. Gal ruošimės iš karto mėgti. Žodžiu, negaliu atsakyti, kokie mūsų bus tikslus planai ir kur mes ką darysim. O apie balandžio mėnesį to labiau. Žinau, kad balandžio 15 dienų pirmoji planuota grunto pasirengimo stovykla Ispanijoje arba Prancūzijoje. Tai jeigu nesikeis planai, tai ten būsima keisis to nartanys. O ir už Rotterdamą neplanuojat? Planuojam, dar, sakau, mes antradienį nuspręsim viską, dabar dar nieko negalim pasakyti. Žiūrėsim, kaip Ričardo sveikata. Tai, žinot, nes 2 turnyrus ar vienas sužaist, gal neatsistačius. Nu, negaliu nieko pasakyti, nes mes turim patys gerai pasianalizuoti. Nusiraminsim, grįšim antradienį susitiksim ir pasišnekėsim. Tai rytoj laisvą dieną duodat? Tokia čia yra laisvė. Ir rytoj Kazimai treniruotą. Man laisvė. Ričardai, gal kaip galvoji, kaip toli galiai tavo komandos daugiau to treniravai savaitę, kokį įspūdį palikote jaunoji karta? Savaitės nestreniravau, 2 treniruotės tik pasturėjau. Treniruočių per daug nebuvo, bet Dovydas, kaip ir sakėm, jau universitete mokosi tikrai geram. Ten tikrai treniruotės geros, bet ką jis nuspręs daryti vėliau, ar eiti į profesionalų karjerą, ar važiuoju į mokslus susikaupti, tai čia jau bus jo sprendimas. Luko pasirodymas, manau, tikrai šiandien buvo labai geras ir kaip ir Remigijus ir Pasukas sakė, tokio kaip ir jaudulio gal nebuvo. Ir viskas ateina su patirtim, bet taipogi kaip Remigijus sakė, kad labai dar daug yra kur dirbti ir tobulėti, tai to šiandien palinkėsiu. O Kasparui Žemaitėlui tai sėkmės, nes nelabai pavyko nei pasitreniruoti šį kartą, nei pamatyti, atvirai sakant, žaidžiant, bet kadangi aš manau, jis mūsų komandoje yra, tai tikrai vertas dėmesio vaikinas ir taipogi palinkėsiu daug užsispyrimo ir daug darbo įdėti į save. Ačiū. Dėkui. Ačiū.